Jeigu norime suvesti galus, patikrinti, kiek turime pinigų iš tikrųjų sąskaitose, kiek turime grynųjų pinigų, mes juos pasitikrinam, kartais būna nesutapimų. Tikrinti reikėtų lyginti su stulpeliu viso. Nepainiokime, vieną kartą paspaudus ant viso galima matyti tų metų bendrą sumą ir antrą kartą paspaudus viso matom absoliučiai galutinį likutį. Tai turime žiūrėti, kad būtų viso stulpelis. Sakykime, pasižiūrime, kad sąskaitos gryni šiuo metu mes turime 526 eurus 58 centus. Ta mūsų apskaitos valiuta. Jeigu paspaudžiame už štai šio dolerio simbolio, mums išskleidžia visas valiutas. Mes turime šiuo metu 381 eurą ir 170 dolerių. Jeigu tai yra netiesa, jūs, tarkim, matot, kad piniginiai turite ne 170, o 160, jūs galite tiesiog čia 2 kartus spustelėję pataisyti. Tarkim, 160 turime dolerių, susikuria automatiškai įrašas išlyginamasis. Štai matome, kad išleista 10 dolerių, automatiškai sugeneruotas korekcinis įrašas ir nežinoma išlaidų paskirtis. Atitinkamai galime pakoreguoti banko sąskaitą. Jeigu per kurį laiką atsirado netitikimas ir jūs nenorite ieškoti, dėl ko tiksliai susidarė tas netitikimas, galite tiesiog pakoreguoti, spustelėję ir pataisyti į tikrąją sumą. Vėlgi susikurs korekcinis įrašas. Nežinoma išlaidų paskirtis, 331 šiuo atveju, nežinia kur buvo išleista ir mes jau nebegaudysim. Štai toks patarimas dėl likučių sutikrinimo. Išjungiam dolerio ženklą ir toliau vėl naudojam programą įprastai. Viskas.